Va, Perkūnažolas, ar ne? Dar kartelį galiu pažiūrėti, kuris yra iš tikrųjų žemėlapyje, jeigu man reikia. Plungės išmaniojo parko programą pristato jo sumanytoja Plungės bibliotekos informacijos ir mokymų centro vedėja Virginija Liutikaitė. Projekto vadovė sako, vieną didžiausių šalies parkų užimančių beveik 60 hektarų ploto išmanių sumanyta paversti ne tik todėl, kad biblioteka dalyvauja projekte bibliotekos pažangai. Siekiama pritraukti jaunimą ne tik poilsiauti parke, bet ir domėtis jo istoriją. Tu gali virtualiai keliauti po Plungės parką, pasirinkęs visus 3 maršrutus arba vieną iš 3 kultūros objektai, apie 26 parke esantis ir jau nebesantis kultūros objektai, pastatai, istorinės vietos susijusios su Oginskiais, su Zubovais, su Čiurlioniu galų gale. Dar kitas maršrutas – parko medžiai ir pievos su išskirtiniais augalais ir gyvūnyje. Programėlė pasakos apie itin retus parko gyventojus, pavyzdžiui, šikšnosparnius ar dančiasnapius. Aišku, mes negalėjom parašyti ir papaišyti, kokiam kryptim eiti, kad tu sutiktum varną, žvirblį. Iš vis 35 rūšių paukščiai parke yra. Mes visus juos registravom, galima programėlėje pasiklausyti jų balsus, bet yra vis dėlto 4 fiksuotos vietos turistam. Tai yra vieta, kurioje gyvena šikšnosparniai, ypatinga šikšnosparnių rūšis Nautūzijaus šikšniukai. Ir didžiuodamiesi programos sumanytojai pasakoja apie 3 maršrutą išnykusius parko objektus. Tiek plungiškiai, tiek svečiai šią programą vertina įvairiai. Pavyzdžiui, parke sutikta ką tik šeimą sukūrusi pora sako, jokios informacijos vaikštant po parką jiems nereikia. Aš aplamai nelabai naudoju, sakykime, ten tom. Aš nematau poreikio, aš nežinau, kaip jaunimas nebent. Aš kadangi neturiu Facebooko, tai man nėra poreikio. Ir užtenka parke tiek, kiek mato akis. Taip, mes norim čia, iš tikrųjų, jeigu čia ateini, tai ateini pailsėti, ateini atsipalaiduoti, pavaikščioti su šeima. Kiti priešingai sako, laukiantis, kol programėlė veiks tobulai, be jokių trikdžių. Tam, kad sužinotų viską iki smulkmenų, pavyzdžiui, kas anksčiau buvo buvusios bibliotekos patalpose ar pastate šalia Oginskių rūmų. Tai be abejo reikia. Kodėl? Tiesiog gyvenam jau, kaip sakant, išmaniame pasaulyje, tai reikėtų. Čia yra maršrutas nubrėžtas. Gerai, einam prie ąžuolo. Kol kas programėlė dar testuojama, tad gali kartais ir strigti. O viskas, ko reikia atėjus į parką, turėti mobilų telefoną ar planšetę. Plungės turizmo ir informacijos centro vadovė sako, programėlė pravers užsieniečiams, kurių kasmet daugėja. Palyginti su pernai, šiemet Plungė turistų aplankė 2 kartus daugiau. Ir ne tik parkas čia traukia žmonės. Mūsų vizitinė kortelė šiuo metu yra Oginskių rūmai, kurie yra atsinaujinę, kurie kviečia užeiti į vidų, pamatyti ir pajausti Oginskių istoriją. Taip pat turim Žemaitijos nacionalinį parką, kuris traukia turistus pasivažinėti su dviračiais aplink Platelių ežerą. O Žemaitijos regioną daugiausiai lanko kaimynai Latviai, vokiečiai bei šveicarai.